tą mes darom stipresnį. Nereikia kariauti. Kiekviena tauta yra verta. Labas žmogau. Aš dažnai per savo video, per savo tiesioginės transliacijas užduodu klausimą, kokią velnę jūs žiūrit mano video. O, tą patį ir dabar užduosiu. Parašykit komentaruose, kokią velnę žiūrit mano video. Ir žiūrovas atrašė. Komentarą skaitau. Domiuosi politika, nes norėčiau, kad situacija Lietuvoje pasikeistų, kai valdžia žmogiai vogtų mažiau, kad būtų įmanoma prastam žmogui ramiai auginti vištelę, karvutę, paršiuką ir kad tie valdžios krepliai nesmauktų paprasto žmogaus su išgalvotom gyvalių marais, lietaus mokesčiais, diplomais žvejams, paskriptum kreditų ir sąskaitų banke neturiu. Kas yra labai gerai šitam komentarė, kad žmogus adekvačiai suvokia, kad negali būti valdžios, kuri nevagia. Tai čia yra, tema, tai yra jau pagal nutylėjimą. Nebuvo pasaulyje tokios valdžios, nei vienoj santvarkoj, nei vienoj sistemoje, kad valdžia nevogtų. Tai jau gerai reiškia, žmogus kažkiek turi adekvatumo. Dabar pradėkim nuo paprastų dalykų. Realiai mes dabar gyvenam rojui. Realiai, jeigu pažiūrėti paprastai šitais dalyką, jeigu žmogus nori auginti karvutę, paršiuką ar dar kažką tai, ir jeigu jisai savo ramiai kažkur kaime, gal net vienkiemį, nusipirktų gritelę, gal net ir turi gritelę, augintų savo karvytę, jeigu pieno nepriduotų, viską darytų savo, ten sviestų, grėtiniai, kam dar tenai pieną vartotų, kefyrą, jogurtus darytų. Ta karvė jam niekam neužtruktų. Tas pats netrukdytų, tas pats ir su paršiukais. Jeigu tu gyveni kaime, normaliai sutari su kaimynais, tu gali auginti viską. Štai tai nieks kol kas dar su dronais neskraido ir negaudo visų karvių ir visų kiaulių. Aišku, jeigu tu norėtum kiaulę auginti Vilniaus centre, irgi galėtum, bet tik ne tą, kurią maistui, a dekoratyvinę. Gal kada aš Lvove gyvenau apie kokį 2008-2009 metus, su žmona vaikštom po Lvovo centrą, ten kažką savaitgalį išėjom, žiūrim, žmogus kiaulę vedasi kaip šuniuką miesto centre. Tai va, galima ir tokią kiaulę auginti. Taip iš toje vietoje, yra video, man atrodo, šitam kanale apie sistemą, ten išėjimo sistemą, neįsimo sistemos, ta prasme, viską galima daryti, tik reikia daryti su protu. Nori auginti karvę, nori auginti kiaulę. Gyvenk savo kaime, sutark normaliai su aplinkiniais kaimynais, nebėk, nerėkauk, nerašyk video į YouTube ar dar kažkur tai, nedėk jokių durnų komentarų, iš vis socialinius tinklus daugmaž įsitrink, pasilik tik tai su žmonėm kontaktuoti. Ir tu gali savo ramiai gyventi, nieks tau netrukdys. Sistemai, aš suprantu, tai ne Landsbergis, ne Šimonytė, ne kažkoks tai Nausėda ar dar kas nors, o energetinis vienetas, nes šitie išvaninti esmės tai yra tik tai sistemos įrankiai. Ir jeigu tu auginsi paršiuką, normaliai, ant grūdų ar ant žolės ar dar kažko, tai kokį jautuką auginsi ant žolės, karvytę turėsi, padarysi akmeninį rūsį, kelių kambarių, ten vytinsi savo, vienam rusivytinsi savo sūrius, kitam rusivytinsi savo kumpius. Turėsi gerus dalykus. Ir žiūrėk, netgi tie, kaip valdžia žmogiai, pastau atsiųs savo vairuotojus, kad pastau nupirktų normalaus sūriuko, kad pastau nupirktų normalios vytintos mėsytės, kokios nors dešrytės ir nieks tavęs nelies. Tik tai reikia su tą dalyką daryti protingai. Tai šitoje vietoje reikia tą dalyką suprasti, kad kol kas pas mus dar nėra kontrolės ir artimiausios 20-30 metų nenusimato totaliai kontrolė. Dėl kelių priežasčių. Kad viską totaliai kontroliuoti, reikalingi 3 rūšys resursų. Finansinės, techninės ir žmogiški ištekliai. Su pinigais triuka, matot, kas darosi pasaulyje, kaip ir pinigų yra, kaip ir pinigų nėra, bet su jais problema. Su techniniais ištekliais, kiek reikėtų kamerų, kiek reikėtų dronų ir kiek reikėtų elektros tam visam. O mes taigi einam prie žalios energetikos, elektrą mažinam. Vakarų Europą pernai 23 metais energetinių išteklių suvartojimas nukrito 300 gal beveik 4 metų atgal lygį. Jau niekas neatsimena, kada tiek mažai Europos suvartoja. Taip pat apie totalią kontrolę, jau apie žmogiškus resursus. Tai nėra žmogiškų resursų. Kas gali tą sistemą sukurti ir palaikyti, kas tai kiniečiai čia viską padarys.
Visų pirma, mes su kiniečiais labai gerai sutarėm. Taip ir leis kiniečiam tą dalyką įdiegti. Visų antra, kiniečiai patys turi problemų su savo 10 milijonų kamerų su ta visa sistema. Tik apie tai niekas niekam nesako. Nes labai madinga rašinėti video apie Kinijoje įdiegtą socialinių balų sistemą ir niekas nesigilina, kaip ten ir kur kas veikia. Ten yra daug labai niuansų ir dar jinai tik tai yra testuojama, ten tvarkoma ir visi kiti dalykai. Taip pat, mėlyjei, viskas šitas galima daryti. Vienas yra dar svarbus dalykas. Nereikia kariauti. Viskas tam, kam jūs priešinatės, arba su tuo, su kuo kariaujat, jūs tą dalyką stiprinat. Atparėjot, pavyzdžiui, Ukrainos dabar įvykiai. Rusai ne šiaip savo pavadino specialia karinė, specialia karinė operacija, ne kažkas karas, ne kažkas. Ukrainiečiai, visi vakarai su Rusija kariauja. Su kuo mes kariaujam, tą mes darom stipresnį. Va tas dalykas. Ir jeigu su sistema kariausit, jūs sistemą stiprinsit, o save silpninsit. Taip pat tyliai, ramiai gyvenat, nesiparinat. Yra dar pas man projektas, norai pildosi. Einat į tą projektą, darot meilę savo, darot 2 kėdės, kitus darot technikas, kažkas neaišku, rašo dalykus. Ir jūs galite gyventi taip, kaip norit. Jūsų nelies nei šitie valdžiažmogiai, kaip jūs vadinate, dar kažkokie tai veikėjai. Jūs visą laiką atrasit savo vietą sistemoje. Ir sistema, jeigu jūs teisingai viską darysit, tas, kas jums patinka ir kaip jums patinka, sistema jums palaikys. Galbūt nekels į sistemos viršų. Nors, jeigu jūs norėsit, kaip sakau, jūs galėsite būti, pavyzdžiui, pirmų Lietuvos asmenų maisto tiekėjų. Tyliai ramiai, augindami gerą, sveiką maistą. Bet aš abejoju, ar Lietuvos pirmi asmenys susimasto, ką jie deda į savo burną. Nes nepanašu į juos, kad jie tokie būtų. Bet dalis pasaulio elito, jiems specialiai yra auginamas maistas. Pavyzdžiui, jautukai Naujojoje Zelandijoje auginami vien tik tai žolite, jokių kombikormo, jokių grūdų, nieko. Aišku, ten kaina yra kita, bet tas dalykas yra daromas. Ir jeigu jūs tą darysit savo ramiai čionai, jūs gausit palaikymą. Taip pat gerai, einate nori pilosi, daro technikas ir gyvena taip, kaip norit. O jeigu yra baimės, tas pats, norai pildosi, yra video apie baimės, ką reikia su baimėm daryti. Nes per baimės jum ir valdo. Per baimės ir per socialinius tinklus. Jūs galite turėti baimių, bet jeigu jūs nevartosit socialinių tinklų, tų baimių jume viduj nieks neaktyvins. Jūs net nesužinosit, kad ten įvedė mokestį ten kažkokiom tai žalapėvėm. Nes jūs nieko nevartojat. Ir nieks neužduos jūsų kaimą to žalapėjos tikrinti. Tas pas, ko aš ten pradėjęs gaudyti kiaulių maras. Nieks nežino, kad jūs turite tas karves ir jūs net nežinot, kad tai vyksta kiaulių ar karvių maras ir toliau savo ramiai gyvensit. Taip labai paprasta. Darot tą, ką norit. Darot su smegenim. Duodu aš jums instrumentus. Ir nustojat su bet kuo kariauti. Priimat, kaip tokia yra realybė. Mes dabar turim tokią realybę, turim tokią valdžią. Reiškia, mes esam verti. Kiekviena tauta yra verta savos valdžios. Reiškia, kažkur mus prie tai veda. Veda, žinau, prie ko. Veda prie šitos neteisingos Lietuvos valstybingumo sugriovimo ir prie naujo Lietuvos valstybingumo įkūrimo. Bet čia yra kita istorija, čia nėra vienos dienos darbas, tai yra sudėtingas darbas, tai yra 10-mečių procesas. Paprastam žmogui tai yra prašutinga. Paprastai jūs gyvenkitės ir džiaukit gyvenimu. Gimdykit vaikus, auklėkit vaikus, kuo turės daugiau vaikų, tuo pas jums gyvenimas geresnis. Giliai įkvepiam ir einam į priekį. Patiko, darom taip, nepatiko, darom taip. Ir kaip vis laik, daliname su aplinka, formuojam savo nuostabią aplinką ir nuostabiai gyvenam. Iki.